Sveiki visi su jumis aš Damsganšė esame Teardown žaidimas toks visai fainas. Šiandien esame vaistų gaminimo kompanijoje Blue Tide. Taip, tai šiandien mus pakvietė pirmą darbo dieną, bandysime su jumis dirbti. Taip, aišku, dabar noriu aš įvažiuoti visų pirma. Noriu pasistatyti mašiną. Taip, tai kaip ir labai matau, kad vietų čia daug ir nėra. Pasistatysim čionai. Pasistatysim čionai. Taip, tai mūsų šiandien tikslas yra išvežti būtent iš šito angaro, būtent tokius dujų propano, kaip čia pavadinti, dujų propano įrankius, kadangi šitie įrankiai vadinami yra pavojingi, bet to šitą kompaniją greit planuoja užsidaryti, tai todėl mes šiandien išvešim su jumis tokius dujų bambalius. Taip, tai manau, krausim į šitą didelę mašiną. Tai visų pirma reikia pasitraukti čionai, patraukti tos vaistus. Truputėlį negražiai, bet bus gerai. Taip. Kiek matau, čia kaip ir nelabai noriu atsidaryti. Nieko, mes šiaip galim ir išpjauti čionai, skylę padaryti. Taip, truputėlį žiūriu, užsidegė, bet nieko, tai užgesinsim. Taip, įsipjausim savo reikiamą skylę. Tai va. Taip, čia gal padėsim čionai į šoną. Taip, čia likti nieks nedega, ir gerai. Taip. Tai dabar sukrausim būtent į šitą mašiną gražiai atsargiai, propano, dujų butelius. Taip. Aišku, labai reikia atsargiai, kadangi čia yra dujos, čia jums ne juokas. Taip, svarbiausia, aišku, kad nesudužtų niekas. Čia truputėlį dega, galima numesti. Oi, kažkaip karšta. Bet numesti tenai kažkur. Lemba, čia taip pakom gal maišys. Taip. Taip, kas čia toks? Čia taip, drėlis kažkoks nereikalingas, taip. Čia kaip ir tuščia, dar dujos, aišku, sakau, reikia labai atsargiai, nes dujos yra pavojingas dalykas. Negaliu krauti, taip. Čia, oi, palauk, čia kažką padegė, to užgesinsim. Tikrai ne aš. Taip, čia kaip ir gal patogiau bus pasivažinėti. Taip, čia kaip ir nelabai matau aš tų dujų būtent butelių. Taip, čia truputėlį didesnę reikia skylę pradaryti. Užstrigo truputėlį, nieko tokio. Taip, kažkaip ir nematau daugiau tų dujų. Dar yra dujos. Taip, tai sudedam į šitą didelę mašiną. Čia kažkokias dar nesąmonė. Taip, Taip, čia kaip ir matau daugiau, šitą išverti. Taip, matau, kad čia daugiau dujų nėra. Palaukit sekundę, čia man maišosi po kojom. Taip, antras aukštas. Čia liktai nieko nėra, čia įdomu, tiesiog čia irgi liktai nieko nėra. Taip. Čia būtent dėžės kažkokios. Tuščios, oi, čia ne aš. Taip, dėžės irgi nieko nėra. Taip, galim važiuoti toliau. Prasilėksim, su jumis pasižiūrėsim, kas čia dar gero yra. Oi, ten išgriuvo. Paskui susikrausime, žodžiu. Man tai šitą mašiną nelabai patinka, tai aš šiaip norėčiau pakeisti. Taip, čia svarbu neužkabinti. Taip, oi, kažkas truputėlį susprogo mūsų automobilis. Gerai, tai sakau, reikia pasikeisti. Dar matau, čia jau didelis. Šitą galim ir susprogdinti realiai. Labai daug žalos nepadarėm, truputėlį sieną išgriovėm, bet kas čia tokia. Taip, manau, nieko dėl to neatsitiks. Taip, tai paimsim, manau, su jumis tokį būsą. Su būsu gal bus paprasčiau truputėlį dirbti. Taip, tai reikia visus šitus dujų balionėlius sukrauti. Jeigu galima jais pavadinti balionėliais. Čia matau biškį prikrauta. Man tai maišosi realiai. Taip. Dar vienas. Taip, čia šitas durys uždarysim. Kažkaip jos nelabai laikos, tai manau,
Jūs visai nesilaiko, manau, galima bus jas sutvirtinti, o tai yra su va tai va lentom sutvirtinsim. Visai gražiai, dizainas toksai. Taip. Nu va, sutvirtinom. Taip pat, matau, čia truputėlį, čia galima irgi va tai va susitvirtinti. Va. Manau, mes esame šito darbo profesionalai, kadangi niekas taip neatlieka darbo gerai, kaip mes atliekam. Taip, kaip šitos durys nesidaro. Taip, čia persirengia kabina, šiandien persirenginiau čionai. Aišku, dušai va yra visokie. Nu, čia tualetas, čia irgi tualetas. Nu, ir va, kriauklę galima galvą įspausti. Taip, o čionai yra va pati gamykla, kur vyksta visi šitie va darbai, kur yra daromi, taip aš atidarysiu vartus. Taip, kur daromi va tie va visokie va nereikalingi, manau, atžvilgių vaistai. Nu, va, taip, tipo, va, oi, netyčia. Gerai, daleisim. Tai va čia va gaminami visi vaistai yra. Taip, o mes su jumis galim dabar nuvažiuoti jau sunaikinti tos dujų butelius. Tai visų pirma, tai reikėtų gal užsidaryti kaip nors va tai va, kad aišku neišgriūtų. Taip, taip, viskas, galim važiuoti. Taip. Manau, va čia va kur nors prie pat tunelio galim palikti šitą mašiną gražiai pasistatyti. Ir manau, galim ją, kaip sakant, sunaikinti. Oi, truputėlį numeriau. Taip, sunaikina mašiną. Taip, keliavom toliau. Taip, kaip ir pagrindinį darbą padarėm. Palauk, kas čia man atėjo? Taip, ką tik atėjo pranešimas iš prezidento, kad mums davė leidimą būtent sugriauti va šitą va pastatą, nes jis nėra labai jau reikalingas palyginus. Tai mes to ir užsiimsim. Visų pirma, tai reikia, manau, visus daiktus. Šitą galima dėžę sudeginti realiai, jinai nereikalinga yra. Šitą tiek pat galima sudeginti, jinai čia irgi nereikalinga. Taip, šitas dėžės, manau, keliaus prie visų dėžių. Nu, ne tai, kad sunaikinti mums davė leidimą, bet mums davė leidimą būtent tai yra būtent išvežti visus daiktus nereikalingus, kadangi čia labai jau tų dėžių daug yra, kadangi, kaip ir sakiau, kompanija bankrutavo, planuoja užsidaryti. Taip, tai manau, ir šitą dėžę galima ten pat kur nors numesti, kad jinai čia nesimaišytų. Taip, visų pirma, tai dar reikia, aišku, mašinas, oi, pamiršau, kad ten uždaryta. Visų pirma, dar reikia mašinas įsivaryti, kadangi, nu, suprantat, mašinos, jos visada bus reikalingos, tai manau, kad galima išsivežti jas. Aišku, nežinau, kur tokią mašiną panaudos po mano vairavimu, bet manau, visi kur nors kažkur galima bus ją panaudoti. Taip, o va šitas va, yra ofisas, va, kaip matot parašyta, taip, nuvarysiu prie tų būtent fūrų. Oi, truputėlį per greit nuvažiavau. Taip, nu gerai, su jais, tegul stovi. Taip, tai mums dabar čia realiai galim šitas jau durys užrakinti. Be to, mes turime savo Discordo bendruomenę, kurioje galite jūs sekti įvairias naujienas, vyksta smagus įvairūs renginiai bei daug ko kito. Užsuk įdoms GUM bendruomenės serverį, tikrai nepasigailės. Mes užrakinti, va tai va, kadangi jos nėra labai reikalingos. Taip, o čianai, manau, irgi kaip ir labai nieko nedarysim, vaistų taip pat nerinksim, aš labai abejoju, kad jos reikia rinkti, tegul būna. Va, tarkim, galim šitą va sunaikinti, va šitas dėžes. Tu aš jas padegsiu, nu va, aš susinaikinsiu jos ten pačios, taip pat šitas va paletės yra nereikalingos. Taip, paskui svarbu nepamirštėsim dar persijungti su jumis. Taip, čia kiek suprantu yra būtent elektros skydinės visos pagrindinės. Jo, va čia yra va generatoriai, galite juos pasižiūrėti. Čia kažkokia bačka įdomu, kas čia tokia viduje jos, nežinau, kažkokia bačka. Nu va ir generatoriai tie visi elektros. Nu jie veikia labai paprastai, svarbu tik tai juos negadinti, o taip tai viskas yra gerai. Taip, nu ir va čia va dar vienas generatorius, būtent elektrinė. Taip, galim eiti toliau. Taip, nu ir čia aišku dar vienas generatorius stovi čia, nu nežinau, kažkaip tai paprastai. O čia yra mūsų būtent direktoriaus mašina, šefo vadinamo.
Tai svarbu ją yra nesudaužyti, kadangi jis labai jau ją mėgsta. Jis dabar su kita mašina yra išvažiavęs, tai gerai, galim ją kol kas pastatyti. Taip, prisipar... Oi! Taip, jeigu ką čia neš. Taip, tai kągi. Mums reikėtų pasižiūrėti, kas gero yra antram aukšte, būtent. Kaip antras aukštas laikosi. Nu, manau, gerai, kaip ir viskas čia yra. Tai, oi! Tik, kad ten kažkokias dėžės dar buvo, manau, galima jas į pirmą aukštą va tai va nuleisti su jumis. Taip, čia šitas dėžės irgi, manau, galima padegti, truputėlį tik sudegs, aš abejoju, kad labai jaučiai įsidegs kažkoks gaisras. Tai tegul sudega, mes su jumis tuo metu truputėlį pasižiūrėsim dar kitas veiklas. Taip, dar mes su jumis turim štai šitą ofisą vadinamą. Taip, mašinas irgi, manau, galima truputėlį išvaryti, jos čia yra visiškai nereikalingos. Ir šitą mašiną galima išvaryti, irgi nėra reikalinga faktiškai. Bet ir šlagbaumą geriausiai yra uždaryti, nes, žinot, tai būna įvažiuoja tokie žmonės, kurie, truputėlį kažkaip tas šlagbaumas neužsidaro. Truputėlį yra nelabai adekvatus, tai užtat ir sakau, kad reikia uždaryti būtent šlagbaumą. Taip. Tuoj mes jį uždarysim su jumis. Kažko jis nelabai nori užsidaryti, bet tuoj mes jį uždarysim su jumis. Taip. Truputėlį ne į tą pusę užsidarė, bet gerai. Taip, tai manau galim įeiti į šitą pastatą. Truputėlį, aišku, netradiciniu būdu, bet vis tiek. Ten vis tiek reikia šiukšlės išvežinėti, tai manau galim ir su mašinai važiuoti į patį vidų, koks čia skirtumas. Aha. Šiaip nelabai gaunasi važiuoti. Nes ant dėžio, supratau. Kaip ir šita mašina jau nelabai reikalinga. Su šita galime važiuoti, tuoj surasim įėjimą kur nors čia pasidaryti. Tarkim čia. Ten, kiek suprantu, irgi konvejeris, bet gal pramušim su jumis. Taip. Aš tikiu. Palaukit sekundę. Man taip atrodo, ar tenai generatorius sugeda. Palaukit, tuoj atsidarysim durys. Čia labai jos yra realiai nepatogios. Gerai, čia kaip ir vis tiek mes turėjom sunaikinti. Taip. Ir šitos visai durys yra nepatogios, aš jas tiesiog naikinsiu. Taip, viskas, sunaikintos durys. Taip, kas čia gero? Čia, kaip ir šitie visokie dar toks lentynos, jos, sakau, visiškai yra nereikalingos, tie vaistai irgi kažkokie, net nesuprasi, kas čia per vaistai, tai net, sakau, net netikrinsim, mes iš karto tiesiog viską išmesim. Šitie visi nereikalingi, šitie visai nereikalingi. Kažkokios dėžės tuščios. Taip, čia katilai kažkokie, kas čia tokio, taip, viską reikia išjungti visų pirma. Tai viską išjungiam. Taip, čia išjungsim, taip. Katilas šiaip turi visada degti, aš nežinau, kodėl jis yra dabar išjungtas. Bet tuoj užkursimėsi. Tuoj. Truputėlį per mažą angą padariau, bet sakau, tuoj užsikursiu katilą, bus gal ir šilčiau, ir pramonė visą pradės dirbti, jau kaip sakant, paskutinę dieną. Taip. Aš vis tiek, manau, čia šiukšlės deginu, tai kaip ir kūrenu tą vadinamą katilą. Taip, mes su jumis irgi šiandien pakursim truputėlį. Matot, išeina kažkokie laidai ir kas čia tokio. Šiaip labai patogu, katilą užsikūrė, savo, jis savo kūrenas. Taip, dar truputėlį valentų pridėsim, čia ant viršaus, kad geriau įsidegtų. Taip, paskui ateisim dar užmesim tų malkų vadinamų, taip, uždarysim katilą, kad, mažą, ką žinot, kad jokie žmonės neateitų, nepasigestų kažko. Ir katilas kaip ir dega. Taip, toliau keliavom, tik čia kaip ir viskas, galima užsidaryti tos garažinius vartus. Taip, dabar būtent aš noriu pasižiūrėti, ar sudegė mūsų dėžės gražiai, idealiai. Jeigu nesudegė, tai čia nesąmonė.
Nu, kiek matau, kaip ir nieks čia nesudegė, žinau, kad reikia kažkaip gal kokią, nežinau, bombą kokią padėti bus greičiau, aš net neįsivaizduoju, tiesą pasakius. Nu, kol kas va tai aš padarysiu, paskui pažiūrėsim. Gal kokią nors bombą panaudosim. Taip, keliaujam toliau. Taip, tai čia kaip ir žiūrėjom, katilas vankūrenasi. Taip, ofisas. Kaip sakau, čia visos durys yra nelabai patogios, tai užeisim tradiciniu mūsų būdu. Taip, televizorių aš išjungsiu, nelabai noriu, kompiuteris irgi kol kas. Taip, mane visada yra užknisa, kad vat būtent šitas aparatas ir šitas aparatas yra labai brangus. Nu, kaip čia pasakius, jie labai brangiai tiek kavą daro, tiek duoda vat tas visus gėrimus. Man visada tai būdavo, nu, visada nepatikdavo, tai manau galim šį kartą mes va tai va pasiimti ir manau galim jį kaip tik ir sugriauti, nes aš labai jo nemėgstu, kadangi sakau, jis yra visiškai nesąmoningas aparatas, kadangi labai brangus ir labai, nu, kažkaip nelabai savo atsitarnauja tiek, kiek reikia jo. Taip, antram aukšte galite pamatyti ofisinius kompiuterius, kurie jau, manau, paseno, tai galima juos bus irgi pasišalinti, va tai va paprastai va. Taip pat irgi va lenta kažkokia jau pasenusi, manau, irgi tai galima bus viską pakeisti. Kažkokios va lempos, šviesos kažkokios. Taip, kaip sakau, durys man visos čia nepatinka, tai durys mes visas iškart griaunam. Tai va direktoriaus ir pavaduotojo kabinetas, realiai toks mažiukas, bet aš jį visada, tiesą pasakius, nemėgau, tai mes jį padegsim. Tai padegsim jį, nes sakau, čia visada būdavo blogi reikalai, tai barasi, tai dar ką. Nu ir aišku, truputėlį bombų sėdėsim, bet aš tikiuosi, kad jis, nu, labai stipriai nesprogs. Nu, svarbiausia, kaip sakant, svarbiausia viskas, kad būtų gerai. Oi, mes truputėlį su jumis numerėm, nu, bet nieko tokio. Taip, tai mes su jumis keliavom toliau. Taip, dabar einam su jumis pasižiūrėsim katilą būtent ir galėsim jau eiti prie pabaigos. Taip, tai štai yra mūsų katilas užges. Nu, manau, kad galima į katilą truputėlį bombos įmesti. Va, jau prasidėjo vadinamas. Ir stogas, man visada stogas nepatikdavo, jis visada praleisdavo būtent tą vadinamą vėją. Nes suprantat, vėjas tai yra labai blogas dalykas. Tai va, tai manau, kaip ir galima truputėlį va tą stogą padaryti daugiau, gal daugiau ventiliacijos, kadangi kartais taip per karštą, taip per šiltą, tai manau ventiliacija čia tikrai nepamaišytų stogui. Tai va, tuoj padarysim stogui ventiliaciją, va tokią paprastą, truputėlį. Taip, ir štai čia dar visas ventiliacijas mes padarysim, kad aišku, nu, kad būtų visur ventiliacija, ne tik, žinot, ten pas darbininkus, bet ir kad pas kitus būtų. Nu, kad viskas būtų, kaip sakant, vienodom teisėm. Taip, nu ir pas direktorių truputėlį ventiliacijos padarysim. Taip, tai manau, kaip ir užtenka. Tai kągi, mes šiandien labai daug darbo padarėm, nuveikėm labai daug gero, būtent darbo, padarėm labai daug gerų dalykų, kaip aš manau, ventiliacijos angas padarėm būtent. Nu, manau, kaip ir džiaugsis mūsų direktorius atvažiavęs pamatęs. O aš manau, kad galim keliauti namo su jumis, taip, tai truputėlį čia tos mašinos kažko nereikalingos, taip, direktoriaus mašina irgi truputėlį čia nereikalinga. Taip, tai kągi, keliaujam namo su jumis iš šitos lokacijos, tai ačiū, kad žiūrėt, su jumis buvo Damsgan ir iki kito karto. Iki.